Labas rytas. Kaip visada, pėdinu pas karvių. Aišku, prastai mėgau kažko tai. Neįsivaizduoju kodėl. Bet nesvarbu, turi vis tiek keltis ir eiti dirbti. Kaip mėgojai, kaip jauties. Varai toliau. Ir varau. Simečiau aparatus. Lauk, kol piens parbėgs. Kad nelauk be reikalą išplausiu betonėlį. Tada užtruks 3 sekundžius. Viskas jau. Kol plovo betonėlį įsipumpavo. Darau melžti. Melžis rokė, ne? Varom su rokiu, kaip priklauso. Gerai, varyti. Filtras jau būtis, tu lauk. Paskutinė karvykė ir eina aparatus plaut. Aparatus nuplaut. Ne visi dar. Tai eisiu kitus parnešti. Vien priek dar. Dar vienas langus įlenki. Alika vienas ne viskas. Ateikis pašverti. Jau uošvis dalin. Gumienis pirštinis naudoju geros firmos. Vienos poros galim sakyti 2 savaitėm. Paskutinis. Tokį turėjau. Vienas naudoju. Jei matot, valėm ėdžias, jau šėrė vieną pusę. Valėm, tai mažom kur mano šuo dingo. Dabar varau, apvalysiu šūdą. Čia yra, matau. Apvalysiu, kas yra šūdą biškiuką. Ir galą pašerti. Ir tą patį padaryti kitoj pusėje. Apvalyti šūdą ir galę pašerti su šakė. Ir tiek. Ir toliau išveršim pieną. Kaip minėjau, galai pasišeiva. 6 karvykės. Bėgai pusė po 3. Šešerės. Varau atgal. Einant atgal, praeinu, pražiūriu šūdą, kad nebūtų. Šiaip čia nusivaręs buvau, bet bėgi, pražiūriu. Gal kurie vieną kitą pašį. Nes jos taip valgo ir tuštinasi. Gerai. Pieno liniją reikia pakelti. Traktorius išvažiuotų. Čia, varau į kitą pusę. Angliukas. Panda nauja auga. Tebūnie šviesa. O tuščia. Nu, tai kai viens esi daug nesuėdė, ne? Tamai. Nėra konkurencijos tarp gyvulių. Ta ryčį reikia pervesti. Šitą reikia pervesti. Su to buliu sukeisti. Gerai, leidžiu šūdą palyti. Čia turi, tai čia nieko nedėsiu, propurtysiu, čia užteks drąsiai. Pirštą.
Nu, tai čia išvalau irgi, pakraunu kiek daliko. Ten liko biščiuko to rulio. Likus sušersiu viskas. Nu ką, šūdą valėm, čia liko vienišius, 3 viršiukai. Ir vienišius labai mažai ėdina, nėra draugų, nėra motyvacijos valgyti jiem. Čia užkroviau 2 dienom drąsiai užteks. Nu, 2 ne, bet rytoj nereiks, poryt reikės šerti. Gerai, varyt toliau darbuotis. Leidžiam. Vandenuką, kraniukai. Čia vanduo pareina į kanalizaciją. Nueina. Guma, kuri laiko filtrą. Spiruoklės įstato į filtrą. Pienas pareina išorė, švarus pienas pareina per viršų. Filtro vidum, per spiruoklę. Aišku, šlangai šaldytuvą. O ten būna atvėsinamas, bet pradėtų rūkti. Ir dabar pradėjo. Nori tu? Ratų surušiu ir čia. Ilgai netrunka. Bet esmė, kiekvieną dieną, rytą vakarą turiu daryti tą patį. Aišku, ne aš viens darau, ir ruošvė neteina pasidaro kartais, ruošvis. Kas eina pro šalį, pamato, kad nepadaryta, padaro ir viskas. Tai va. Gerai, šokau mėsį. Ir varau pastatyti. Aparatus, biškai, su šakė reikėjo pasidarbuoti. Nu šiaip vieną dieną jam. Ar aš ruošvis praeinam, kaip aš ėjom ryte. Porą valandų praeina. Mašina paliek žvejų pilną blembą. Kaip aš ryte jos apsiėda. Ir paskui viskas. Išsivarinėja ant tako visur. Nu, turi praeiti. Po poros valandų nepraeini. Apstumdai, jos dabar vėl atsikels, vėl paės, vėl išdrapstys viską iš šonus. Bet automatiškai paės. Ir gerai, kad paėt gyvulys tada automatiškai net ne iš savęs pieną gamina, o iš pašaro gamina pieną. Savo kūno baltymus pasilieka savo, paėma žolės baltymų ir visų kitų muinį gamina pieną. Tai va, kuo daugiau sėda, tuo geriau gyvulį. Gyvulys sveikesnis ir panašiai. Taip, melasiukas. Tai va, pasileidžiam 300 litrų melaso, paskui 700 litrų vandens.
Pramaišai palauki ir kartuoji pabūktus. Tai vanduo bėga, pono panga. Nieko padarysi. Tempia. Pramaišyti. Žodžiu. Taip, sunkiau būna įsimaišyti, būna kaip tik nevakas, aš tik kartą nematau, žiūrėti į vandenį. Sako, tik padėjau to, kad žiema, kad nekaltų. Padėjau. Ir žiemą atveždavo irgi taip. Dabar tai įsipėti į vandenį, labai lengvai įsimaišyti, bet aš pavasarį yra susipažinti. Ką melasą parašiau, buvau aš vis pradėjęs, tai dabaigiau. Dabar nuvarė prikabikai prisikabinti ir varysim tvoros biškį užsitverti. Yra biškį šalia apsemta, tai kiek iki vandens užtversim. Mėginsim paskui gal jaučiu ateityje ant dienų išvaryti bulius nuo kalno tenais. Ten jie 3, 4 jie dideliai. Ir paskui ištvarto čia buliukus porą. Telyčiukių. Nu, kad tvartė mažiau liktų, nes dabar oras geras yra. Jie laukia gali būti. Gali laukia šerti. Nes būtina tvartę laikyti jos. Tai išginsim lauk. Nu, biškį šojom va. Ten nuo vandens pradėjom. Metalinių ir dabar taip ir taip ten toli. Taip tenais va nuo tos vietos. Pasitikrinti, bet ne visus, aišku, čia yra kiti vanupojų, mes lauk. Lauk, aišku, o į priekabą. Ar kitus vietą. Viskas. O. Viskas kaip bers šiukšlių. Ar eini? Atsakyt gal? Pivirži, iš po žiemos, blema. Biškį nusisakinėjai, neaišku kodėl. Pratikrini kiekvieną. Pravažai. Būna va. Nusisukė. Nesuprasi ko. Nu ką, viskas. Nuvažiavom. Aptvėrėm. Nu, ten daug nebuvo. Ten buvo palikę per žiemą, nes metalinius suskolus stovėti. Nes ten apsėmė. Vandenyje stovi, bet kai ledai būna neapsėmė, tai kai nuslūksta, kai atleidys būna apsėmė, paskui nuėjantas vanduo
per porą savaičių. Nu, tai žodžiu, kampus įsitvėrėm, kur daėjo iki krūmų ir panašiai, o paskui, kai nuslūgs vanduo, dar važiuosim ir aptversime viskas, atleisim gyvulius už savaitės gal 2. O dabar reikiu pietauti. Iki +15 po pietų pas mane. Labai geras oras, saulė šviečia. Tai dabar einu melastą, o aš įsimaus jau pradėjo, tai dabaigti kartu. Paskui pas mažiukų veršiu, paskui bus matyti. Nes iš ryto daug dirbau, tai rankas skauda kažkodėl, nežinau kodėl. Tai žiūrėsiu. Melas viskas padavėm, biškį pafilmavau. Dabar varysiu į mažą į tvartą, šūdą palyti. Ten pašerta yra, tai tik šūdą nuvalau ir viskas. Paskui žiūrėsiu. Kiti reikalai. Gerai. Nu ką, viskas prabėgom su ošvė palėm. Tai galbūt dabar iki vakaro. Jis turi. Pilnumoj turit jėsti, pilnumoj. Nori pabendrauti, jo, dėžus. Pagausiu už dėžų, ir viskas. Na. Gražuolė kokia ta. Jo. Nu ką, karvikės jau uždėjom, melžis. Ošvienė pažies pieną, nereikia eit pasimti kėdutę, mirkalą speniam ir varyti. Milštė. Velniuk. Nu, jau vieną pusę įpusėjom. Čia, kur gražuolis. Telyčaitė. Vieną pusę pamelžam. Arba varam į tą pusę. O, kaip skanu. Gerai, paskutinę karvę. Pamelžiu. Karvę mėgau, visą šiai. Ja melžiu, jai pokus. Bruską palaižo, įsimariu. Ką tu, mesinuk? Nieko nesikeitė augi, bliktai saugi, subinė didėjai. Galva tokia pat. Ką hebra? Ja. Baukštėsi. Kur mano anglis? Ne, tu anglio bratkisis. Panašus į anglį, bet ne anglis. Čia tas, kur neužaugs. O čia tai iš vis mažiuk koksai, Jėzu. Filiputs. O, anglis. Angliuks, koks didelis. Oi, kas gražus. O tu ką, pamuštom akim. Ką viskas, veršim beniuką nunešiau. Šūdą palėm. Dabar reikia lėkti namo, pavalgyti, eit. Sėtis, vakarė 9 vėl pas gyvulių. Tai iki.